šiandien turėjom tokią stebuklingą dieną, Atvelykio dieną, ir vaikai ir tėveliai turėjo gražų pasibuvimą lauke su žaidimais judriais, mes visi kartu susipažinom, pajudėjom, išmokom liaudiškai pasidaryti masažą, ant Žilvyčio kalno sušokti visi kartu kiškelį nabagėlį. Na, o po to be abejo susipažinom su protėvių tradicijom, kaip mūsų senoliai, močiutės šventė Velykas, šventė Atvelykį. Sužinojom, kas tos Velykos, kaip jos atsirado ir ką per tas Velykas veikti, kaip jas sutikti, kaip padėti gamtai busti, kaip padėti pačiam kūrėjui, tvėrėjui tą pasaulį žadinti. Vaikai analizavo margučių raštus, patys pasirinko, kokiais raštais dekoruos savo medinį kiaušinį apgaviką, nes per Velykas reikia būtinai pokštauti, būtinai išdykauti. Čiagi yra linksma šventė. Ir kartu nusidekoravo visi savo medinukus kiaušinius, tada keliavo su kiškiais Velykų į kiemą, išmoko margučius ridenti, išmoko į lizdelį su medinė lentelė įridenti kiaušinį, žaidė labai linksmas estafetes, nešė kiaušinius medinėse šaukštuose, lakstė, bėgiojo kartu su tėveliais, poromis, turėjo visokiausių užduočių lauke. O kai jas įveikė, mes surengėm labai skanų picakėpių draugystės, kuris apjungė šeimos, jungėsi draugai, formavo komandas ir kartu kepė skanias picas. O kodėl picas? Galima pagalvoti dabar, kad čia prie protėvių kultūros, tos picos nuo protėvių kultūros labai toli. Bet čia yra duona, pirminė duona, paplotis, kurios kepė ir mūsų seneliai. Pagrinde pavyko išgirsti apie tam tikras apeigas, praeitį, Lietuvos, galbūt tą pačią kultūrinę sąsają Italija, Lietuva, ko mes panašus esame ir galbūt iš kur tam tikri patiekalai buvo kilę. Tai tikrai praturtinam savo žinių bagažą apie Lietuvos istoriją. Mes gaminom picas, buvo labai daug visokių picų. Aš pagaminau margaritą su pomidorais. Tai šitie dalykai vaikus visada, aš net neabejoju, ir gydo, ir stiprina, ir man labai brangu tą, ką šiandien mačiau, kad jie visi šypsojosi, kad jų akys švytėjo, kad mamos galėjo pabūti kartu, pasidžiaugti. Juk matosi, kad dalykai žmonės suartina, kada jie yra panašus ir kadangi jie visi išgyvena panašius dalykus, panašius sunkumus, tai matosi, kad jie labai supranta vieni kitus. Ir tas pabuvimas bendruomeniai, pabuvimas kartu, tai jau yra jėga, o dar jeigu aplinkui ir gamta, ir ta pasaka gyva, tai ko daugiau reikia, kad sveiktų. Kai susitinki tokiuose renginiuose, iš tikrųjų daugiausia visi yra tie žmonės, kurie kartu eina panašių kelių ir tikrai yra kai išgirsti, galbūt tam tikro patarimo iš jų, patarti jiems. Tai va, tikrai noriu padėkoti organizatoriams už jūsų laiką, už tą indėlį ir už galimybę būti kartu, nes tik tai kartu įmanoma yra veikti.